Žodis yra labai paprastas. Yra duotos raidės. L, I, E, P. Belieka spėti tik vieną raidę. Pradinė suma 20 centų. Tai yra vasaros mėnuo. L, I, E, P. Daugiau nesakysiu. Pridėsiu dar 30 centų. Dabar mes jau turime 50 centų. Vienas iš vasaros mėnesių. Pridėsiu dar 50 centų. Dabar turima suma yra litas. Litas. Ir mes jau turime pašnekovą. Prisistatykite. Labadiena. Kas jūs toks būsite? Jums paskambino toksai Aurimas. Iš kokio miesto? Ai, čia iš tokio kaimo, nežinosi. Ei, iš tikrųjų mums ir neįdomu. Mums dabar labiausiai rūpi sužinoti, kokia ta raidė, kurią jau bandome atspėti 2 valandas. Tai gal K? G? K. K? Taip. Liepk. Na, toks žodis yra, bet tokio mėnesio dar nesu girdėjęs. Ar jūs esate įsitikinęs, kad čia yra K raidė? Taip, nes aš kito varianto nežinau. Gal vis dėlto dar pagalvokite? K raidė. Vis dėlto po 2 valandų žaidimo aš turiu pripažinti, kad jūs esate visiškai teisus. Pagaliau vieną kartą visą dieną skambinu aš jums. Skambinti negalima, kaip įsiskambinu, dabar laimėjau. Bet nesvarbu, svarbiausia, kad jums dabar pavyko prisiskambinti. Pagaliau ir taip sunkiai visą dieną skambinau. Iš kiek kartų bandėte skambinti? 1000. Vanduo tavo kūnui ir sielai. Журналистай. Prašom, užėjom. Aikis čia filmuoja, Vaida, einam. Praeinam, ponas. Štai, prašom, einam, į mano rezidenciją, į mano butą, į mano namą. Kokie namai? Jūs tik įsivaizduojate? Taip, aš čia viską pats pastačiau, viską uždirbau, viską pats padariau. Viskas mano, štai, prašom, žiūrėkit, ko tik aš neturiu. Ir televizorius, ir kompiuteris, ir komodos. Viskas mano. Tai prašau, tuomet nepasidžiuokime, prisėskime, pakalbėsime. Liuka jūs. Arbatėlės. Prisėskim, kol užtaisys arbatos, mum atneš, mes pakalbėsim. Tai ko jūs čia atėjot? Tai visgi, mūsų televizijos žiūrovai, norėtų sužinoti, kaip jūs sugebėjote šitaip praturtėti, kaip jūs uždirbote tą 1 milijoną. Oi, kos per klausimas, dirbau. Nesimaišyk, už kadro. Atneši vėliau, už 5 minučių, nesimaišyk. Taip, šitą iškelkit. Tai va, aš praturtėjau, aš dirbau, valiau langus, ploviau, viską dariau, kol uždirbau savo 1 milijoną. Oi. O jeigu nepaslaptis, kokie dabar pinigai slypi jūsų sąskaitose? Oi,
Nesuskaičiuosim ir čia aš jums nepasakosiu, jūs net nesuprasit. Kavutės, viena stipriai, viena silpna. A kaip jūsų šeima? Šeima mano labai gerai, turiu 2 dukras, 2 sūnus, žmoną, turiu limuziną, ko daugiau reikia. Viską turiu. Tai va dabar, ką galite palinkėti mūsų žiūrovams? A kaip reikia jiems taip pat praturtėti maždaug iki jūsų lygmens? Dirbti. Kitaip neuždirbsi. Jeigu nepyksite, mes galime truputį žiūrovams parodyti, kas lypi jūsų namuose. Oi, prašom. Kas jūs duomina dabar? Kas duomina? Šitą lempą? Ar čia tik ne ta žvakidė, kuris stovėjo kažkada ant Hitlerio stalo? Šitą? O taip, šitą žvakidę aš ją pirkau. Keli limonai kainavo, nei tau žurnalistą suprast. Va, ir žaisliuką turiu gerą. Viskas, kas dar duomina. Štai čia, kas lypi šiame butelike bato formos? Nesužinosit, aš šito neatskleisiu. Per brangu. Čia yra stebuklingas gėrimas. Stebuklingas. O gal nuo to jis yra tai toks pastovi jaunas ir energingas? Be abejonės. Čia jau ne jums žinot. Čia yra stebuklingas gėrimas. Užžiūrėk, kavutės, užžiūrėk. Štai. Greit, ko dabar? Va, prašom, kavutės atnešė. Pasivaišinkit patį skaniausią. Taip, kas dar būtų? O dabar, kokie jūsų įdomus augalai? O kas čia per kaktusas? Kaktusas yra šitas už 5 milijonus pirktas iš Afrikos. Niekur negausi tokio. Na ką? Pažiūrėt. Kokios lempos čia tikriausiai, iš kokio čia metalo jas padarytos? Pats brangiausias metalas, kuriuo jūs neįpirksit. Bet tikriausiai mes negalėjome neatkreipti dėmesio į ypač nuostabų daiktą kabant ten jūsų sienos kambaryje. Štai šitą Vytauto didžiojo paveikslą. Tik pažiūrėkit, šitą paveikslą pirkau už 500 000. Neįsivaizduojat. Vižiau, pirkau, užsakiau. Na tai dėkui už jūsų šitą interviu. Mes ko gero šiandien ir baigsime šitą laidą. Jau yra, kitaikit čia jūs nieks nepagidauja, einam. Ar jums dažnai tenka kažką piešti ir rašyti? Jums nusibodo atskiri pieštukai ir tušinukai? Nuo šiandien jums jų nebereikės. Dėl to, kad mes išradome naująjį tušinuką ir pieštuką 2 viename. Jo galite naudotis kaip pieštuku ir galite naudotis kaip tušinuku. Paspaudę tušinuko mygtuką, įsijungs tušinukas. O jeigu jį vėl atgal atspausite, vėl galite naudotis pieštuku. Be to, paskambinusiems mums per 10 minučių, mes jums padovanosime ir baltą popieriaus lapą, ant kurio galėsite iš karto išbandyti mūsų naująją prekę. Pieštukas 2 viename. Pieštuko 2 viename kaina tik 999 litai 99 centai.